daug aistrų, ginčių sukėlė mūsų rinkiminis šūkis "Priverčiame valdžią dirbti". Ir turbūt kiekvienam iš mūsų buvo tokių dienų, kai sunku keltis iš lovos ir reiktų save prisiversti eiti į darbą. Bet jeigu rimtai, tai valdžia tai nėra konkretus žmonės. Taip, jie atstovauja valdžią, jie dirba valdžioje, bet valdžia nėra Paulauskas, Jonaitis, Petraitis. Valdžia, mano supratimu, yra sudėtinga sistema, valdžių sistema. Ir valdžios mechanizmus reikia įsukti. Reikia ypatingų valios pastangų, kad valdžių sistema ir valdžios mechanizmai pradėtų suktis ir suktis tarnaudami žmonėms. Turbūt dar ne vienas prisimena, kai prieš nepilnus metus mūsų vyriausybė balansavo ant stabilumo ribos. O Seime dėjusi apskritai nesuprantami dalykai, kai Seimo nariai lenktyniavo, kas daugiau padidins valstybės įsipareigojimus. Ir mes tada apsisprendėm eiti, dirbti valdžioje, bet pasakėm, kad su sąlyga ateisime, jeigu kartu su koalicijos partneriais mums pavyks įgyvendinti 6 punktus. Ir mes šiandien atsakingai ir žiūrėdami tiesiai rinkėjams į akis galim pasakyti, kad savo pažadus įgyvendinom. Mes kartu su koalicijos partneriais, visada pabrėžiu kartu, išsprendėme mokytojų atlyginimų padidinimo klausimą. Mes sumažinom mokesčių naštą dirbantiems ir turintiems vaikų tėvams. Mes paspartinom teismų reformą. Mes davėm impulsą policijos pertvarkai. Pagaliau mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms išmokas, pensijas priėmėm indeksavimo įstatymą. Kalbėjom, kad kovosim su korupcija ir aplinkos ministerijoje pradėtas įgyvendinti vieno langelio principas, kada tvarkyti statybos reikalus, gauti leidimus, suderinimus jau galima internetu, elektroninėje erdvėje. Tai yra 6 punktai, kuriuos mes deklaravom, iš esmės pradėti vykdyti ir įvykdyti. Todėl mes ir sakom, mes valdžią priverčiame dirbti. Mes atėję į tą valdžios sistemą, užsukom ją ir pradėjo darbai vykti. Todėl mūsų šūkis nėra spekuliacinio pobūdžio, sugalvotas tik dėl gražaus skambesio. Jis turi realų pagrindą ir realiai nuveiktus darbus. Naujoji sąjunga. Priverčiame valdžią dirbti.